Šiais laikais yra labai sunku ką nors paaiškinti taip, kad visi suprastų. Paaiškinti taip, kad visiems viskas būtų aišku ir niekam nekiltų jokių klausimų. Šiaip ar taip mano tikslas šiandieną yra tai, kad jums pavyktų nesuprasti, bet pajusti tai, ką aš noriu jums papasakoti. Nes jeigu pavyksta pajusti, tai tuomet nieko aiškinti ir nebereikia. Tiesa? Kas aš esu? Šis klausimas mane lydi nuo pat vaikystės. Ir šiandien aš pagaliau jį žadu rasti atsakymą. Prisipažinkime, juk kiekvienam iš mūsų sunku įvardinti save. Kas aš esu? Daug lengviau pasakyti, kas nesu, tiesa. O kas esate jūs? Ar jūs esate tai, kas buvote, tai, kas žadate būti, o gal visą tai sudėjus į vieną? Juk žvelgiant į savo gyvenimo aprašymą, į savo CV, į visus darbus, kurias esate nuveikę, būtų sunku prisipažinti, jog toks nuo pat pradžių ir buvo jūsų gyvenimo planas. Tikriausiai jums kaip ir man. Gyvenimas lygi šiol gavosi toks, koks gavosi. O kaip bus rytoj, žiūrėsim. Tad kaip ir minėjau, tas klausimas, kas aš esu, kamuoja mane nuo pat vaikystės. Ir pažadu, kad aš šiandien jums jį atsakysiu. Bet pradėkime gyvenimo aprašymą nuo pradžių. Grįžkime atgal į vaikystę. Vaikystėje aš labai mėgau dainuoti. Namie, kieme, vonioje, rūsyje, gatvėje, po balkonu, darželyje, šeimos baliuose, laidotuvėse ir vestuvėse. Dainavau vietoje šviečiant saulei, pučiant vėjo rusnei. Dainuoti aš mėgau. Labai. Bet dar vaikystėje reikėdavo piešti. Kažkodėl visada, kai reikėdavo nupiešti saulę, aš ją nupiešdavau šviečiančią iš kampo. Visada piešdavau taip pat. Imi geltoną pieštuką, lapo kampe brėži kokią lentą liniją, svingiančią du lapų kraštus, nuo ten brėži tokius punktyrinius brūkšnelius link lapo centro. Tai būdavo man saulės spinduliai. Keista. Bet tada visi taip piešdavom saulę. Lyg savo piešinėse nebūtume nuspelnę jos visos, o tik ketvirtadalį. Kažkaip liūdna, gal gražu, bet jau tokia laikai buvo. Dar tais laikais, kai aš buvau vaikas, kai mėgau dainuoti ir piešti tik po ketvirtadalį saulės, mes neturėjome teisių. Ta prasme, tais laikais vaikai neturėjo jokių teisių, tik pareigas. Mes puikiai žinojome savo pareigas, o vaikų teisių dar tiesiog nebuvo. Taip kaip nebuvo interneto, socialinių tinklų, mobiliųjų telefonų. Taip ir vaikų teisės dar nebuvo išrastas. Na, o jeigu buvo, tai niekas apie jas nežinojo. Tai tiek. Labai gerai pamenu tą jausmą, kai anksti rytą už lango tamsa. Už lango žiema, o tu gali savo šiltoje lovoje pakišęs kojas konklade. Girdi, kaip tėvai tau virtuvėje ruošia pusryčius. Tada girdi žingsnius einančius link tavo kambario. Tuomet prasidaro durys ir griežtas balsas sako: Keliasi mokyklą! Ir tu keliesi iš lovos. Eini, ponė, tada atsaki vandens čiaupo, tada su dviem pirštais pašlaktas vandens čirkščio prasikrapštai akis. Nusižiovai, grįžti atgal į kambarį, vilkeisi uniformą ir trumpam, besmaudamas kelnes, tu prisėdi. Ant lovos krašto. Tu prisėdi ir taip kažkaip suslysi. Tau nieko nereikia, tau nieko neskauda. Tu tiesiog sėdi ir tau taip kažkaip gera. Gera tiesiog sėdėti ir apie nieką negalvoti. Lik tavęs čia nebūtų. Lik iš viso nieko nebūtų. Nebūtų žiemos, pamokų, kuprinės, tamsos už lango, fizinio lavinimo pamokų, nebūtų visos neteisybės, nebūtų vaikinų, merginų, pražiuoja mokytojai. Lyg viso to nebūtų. Nu ko tu sėdėjai greičiau valgyti? Svaigiai pašokti, greitai apsirengti, tada į virtuvę. Sumuštinį su daktariška dešra. Juoda arbata, cukrus, prisideginė liežuvis. Kuprinė, batai, baltas, fizinio aprangos maišelis, kuprinė, pirštinis. Ir į tamsą, į juodą šaltą tamsą.
klausimas, kiekvienas posūkis, kiekvienas medis, kiekviena išrūta grindinio plytelė. Kiekvienas namas tau šaukia apie tai, kad tu nenumaldomai artėji link kelių. Įėjimai į mokyklą, tą klasę, mokytojai klasiokai. Pirma pamoka, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta. Ir visas jas tu nešiesi savo kuprinėje. Su kiekvienu žingsniu vis sunkėjančia ir sunkėjančia kuprinėje. Ir iš tikrųjų keista, kai dabar pagalvoju tas klausimas, kas aš esu, kuris nuo vaikystės mane kamavo. Jau kaip pirmoje klasėje ateini į mokyklą, labai gerai žinai, kas esi ir labai gerai žinai, ko nori būti užaugęs. Visi vaikai žinojo, ko nori būti užaugę. Ir aš žinau. Bet kuo daugiau mokiausi, kuo toliau keliavau iš vienos klasės į kitą klasę, kuo daugiau mane vis mokė, tuo mažiau aš žinau. Tuo mažiau aš žinau, kas esu iš tikrųjų ir ko noriu būti. Tai baisiausia, kad niekam to negali pasakyti. Nes tu ir 12 metų mokysi. Tai kaip tu gali nebežinoti? Bet tai nebaisu. Nes tave išmokė norėti. Išmokė norėti būti tuo, ko tu niekada nenorėjai būti. Išmokė tinkamai pasirinkti profesiją, bet apie tai truputį. Mokykla mane daug išmokė ir aš ten labai daug sužinojau. Prisimeta, sakiau, kad vaikystė labai mėgau dainuoti. Dainuodavau visur. Namie, Rusyje, mokykloje, Rusyje. Na, dar kartą viską nevardinsiu. Ir aš tai pavyzdžiui, mokykloje sužinau, kad neturiu klausos. Keista, tiesa, muzikos mokytoja man taip ir pasakė. Tu neturi klausos. Neturiu, bet aš labai mėgstu dainuoti. Mėgsti įsidainuoti, matai. Tu neturi klausos, todėl geriau nedainuoti. O aš taip norėjau dainuoti. Todėl nusprendžiau, kad man reikia pagerinti savo klausą. O kaip geriausia lavinti klausą? Aišku, kuo daugiau klausantis. Ir aš nusprendžiau visko ir visų klausytis. Stengiausi įsiklausyti, ką man sako, kaip skamba mano balsas, kaip šunys loja kieme, kaip užverda virdulys, kaip atsidaro šaldytuvas, kaip grįžta voratinklis, net kaip žaidžiamas krepšinis. Tam, kad pagerinti klausą, aš klausiausi daugybės garsų. Netgi žinojau visą savo kelią į mokyklą pagal garsus. Bet kiekvienais metais mokytoja man vis sakydavo. Tu neturi klausos. Vis dar neturiu. Nu, sakau tau, kad neturi. Gaila. La 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 la. Tikrai buvo gaila, bet ką padarysi. Galiausiai savo pasakiau, aš neturiu klausos. Tada nustojau dainuoti, bet užtat vis dar mėgau klausyti. Juk klausymosi tai man niekas neuždraudė. Todėl visada, kai tik būdavau kokioje nors naujoje vietoje, visada stengdavausi įsiklausyti, kokie garsai mane supo. Pavyzdžiui, dabar mes esame ant Gedimino kalno. Girdite? Įsiklausykite. Na, o dabar esame katedros aikštėje. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Stovime ant stebuklo plytelės. Nors tai visai arti Gedimino kalno, bet girdite? Įsiklausykite. Garsas visiškai kitoks. Na, o čia? esame ant Kryžių kalno. Įsiklausykite. Girdite, kaip vėjas švilpa tarp kryžių, kaip kryžiai girgžda vėjai. Na, o dabar esame Krepšinio arenoje. Čepkelių raistas. Palangos paplūdimys. Čepkelių raistas. Palangos paplūdimys. Čepkelių
po visokias vietas, kurias subuvusi. Bet Tiesa, aš vis dar jums neprisistačiau, bet jūs galbūt mane jau supratote. Man atrodo, aš turiu klausą. Tik mokytoja mane kažkaip netaip suprato. Ar aš jas nesupratau. Bet kalbant apie mokyklą... Ten išmokau 3 pagrindinių dalykų. Pirmas dalykas – gyvenime svarbiausia pinigai. Kai mokytoja 3 klasėje linksmai paklausė: Vaikai, ar žinote, kodėl reikia mokytis matematikos? Niekas neturėjo net žalio supratimo, kodėl reikia mokytis tos matematikos. Ir mokytoja labai linksmai, gal net šiek tiek juokaudama pasakė teisingą atsakymą į jos paties užduotą klausimą. Na kaipgi? Niekas nežinote? O kaipgi jūs parduotuvėje grąžą suskaičiuosite? Reikia mokėti skaičiuoti pinigus, kad niekas jūsų neapgautų. Va taip. Reikia mokėti skaičiuoti pinigus, kad niekas jūsų neapgautų. Sprendžiant iš to, kad matematikos mokykloje vis daugėjo, supratau, kad matyt gyvenime ir yra svarbiausi pinigai. Jeigu jiems jau skiriama tiek daug dėmesio. Ir nebuvo tokios pamokos, kur pasakytų, kasgi gyvenime yra svarbiausia. O ir labai greitai supratau, kas turi pinigų, tas gali daug. Vėliau mano nuogąstavimai galutinai pasitvirtino, kai paskutinėse klasėse reikėjo rinktis profesiją. Visų suaugusių argumentas buvo: O iš ko tu O iš kogi tu gyvensi, ką? O kaip ir minėjau, aš vis dar lavinau klausą, todėl nenorom įsiklausiau į suaugusiųjų nuomonę ir supratau, kad pinigai yra svarbiausia. Tik dabar nebereikia pergyventi. Tačiau, ko nežinau, kad kažkada bus banko kartelis ir kad gražus skaičiuoti nebereikės. Jei mokytoja būtų žinojusi, gal ir tos matematikos būtų buvę mažiau. Ir antras dalykas, kurį išmokau mokykloje, buvo tai, kad tavo nuomonė niekam neįdomi. Niekas jos niekada neklausė. Niekam jūs niekada nereikėjo. Ką tu pasakydavai, tai likdavai nesuprastas. Todėl išmokau neturėti nuomonės. Mokykloje neturėjau savo nuomonės, todėl neturėjau ir problemų. Ir trečias dalykas, kurį išmokau mokykloje, tai kad teisingas atsakymas yra ne tas, kurį tu galvoji, o tas, kurio reikia mokytojui. Juk mokytojai visada uždavinėja tik tuos klausimus, į kuriuos jau žino atsakymus. Keista profesija. Užduodi klausimą, nors jau žinai atsakymą. Tai kam uždavinėti? Bet vis tiek, svarbiausia atsakinėjant reikia sakyti tai, ką mokytojas pasakojo praeitą pamoką. O kadangi aš mokėjau klausytis, puikiai galėjau tai atkartoti. Interpretuoti eilėraštį reikia taip, kaip mokytojai interpretuoja. Spręsti uždavinį taip, kaip mokytojas sprendžia. Žodžiu, po Mokyklos aš žinojau, kad gyvenime svarbiausia pinigai, kad niekam neįdomi mano nuomonė ir kad šnekėti reikia tik tai, ką reikia, o ne tai, kas yra iš tikrųjų. Ir tada aš įsimylėjau. Mokykloje jie dainavo chore, o aš labai mėgdavau klausytis, kaip jie ten dainuoja. Tačiau mes nebendravome. O vėliau, kai baigėme mokslus, aš jos nebemačiau. Tačiau mes susitikome atsitiktinai. Ji buvo Palangoje, aš irgi buvau Palangoje, ji buvo su savo draugėmis, aš taip pat buvau su savo draugais. Na ir jos draugės taip atsitiktinai išsiskirstė. Mano draugai irgi nepatikėsit, bet atsitiktinai išsiskirstė ir mes likome dviese. Atsitiktinai. Ir ji manęs paklausė. Kas tu? Aš jai labai nuoširdžiai atsakiau. Na, nežinau. Ir jie pradėjo juoktis. O aš neturėdamas juoktis, irgi pradėjau juoktis. Ir taip atsitiktinai pradėjome juoktis ir mes juokėmės.
labai ilgai. Ir buvo geras juokas. Tiesiog juokas. Mes juokimės ir pasibučiavom. Ir tada ji vėl manęs paklausė. O ką tu mėgsti? Klausytis. Ir vėl pradėjo juoktis. Na, bet štai taip atsitiktinai mes ir susipažinom. O vėliau mes su ją daug kur keliavome. O keliavome mes į po Lietuvą. Buvome ir Durakose, ir Vilniuje, ant Stebuklo plytelės, ant Gedimino kalno, Laisvės alėjoje, ant Kryžių kalno, Nidoje, Čekėnų raiste, Palangoje. Ir aš tikrai nebeatsimenu ir negaliu pasakyti, kur tai vyko. Galbūt Nidoje ar Čekėnų raiste, tikrai ne ant Kryžių kalno ir ne ant Stebuklo plytelės, tačiau atsimenu, jog ji man pasakė. Aš laukiuosi. Ką sakai? Aš laukiuosi. Tu ką? Aš laukiuosi. Aš laukiuosi. Ne, aš laukiuosi. Na ir ką? Mes susituokėme. O vėliau aš pirmą kartą savo degtinę kartį. Aš kodėl, nežinau kodėl, man tiesiog visi sakė, kad išgeriam. O vėliau mes baigėme mokslus ir aš antrą kartą tiek prisigėriau. Išgeriam! Kodėl? Nežinau. Man visi sakė, o aš ir paklausiau. Aš mokėjau klausytis. Vėliau mums gimė vaikas. Tėvas, išgeriam! Manęs niekas niekada nemokino kalbėti. Aš mokėjau tik klausytis. Na, o išgėrus buvo kažkaip lengviau. Todėl vis dažniau ir išgerdavau. Kodėl? Nes taip lengviau. Na, o svarbiausia, kad aš išgėręs vėl galėdavau dainuoti. Vėliau mums gimė antras vaikas ir aš vėl išgeriam! Bet kiek vėliau mane pasivedė iš šono ir kai ką pasakė. Eik čia. Varom į užsienį, pravarysim boro mašinų, žiauriai geri pinigai. Patikėk. Gerai. Ir aš sutikau. Aš mokėjau klausytis ir dar nuo mokyklos laikų žinau, kad pinigai gyvenime patys svarbiausi. Tačiau nepasisekė mums su to mašinom. Tada prie kitas ir per kažką sako. Klausyk, susidedam pinigų, atidarom labą, gerą biznį užsuksim, pažiūrėk, visi aplink kaip daro. Visi daro. Visi. Gerai. Aš sutikau. Bet po pusės metų mūsų biznis baigėsi. Tada prie dar vienas ir vėl sako. Klausyk, balsuok už mūsų partiją. Mes padarysim šią valstybę galingą ir didžią, kaip buvo. Gerai. Skamba labai gerai. Tačiau nepavyko jiems sutvarkyti nei mano gyvenimo, nei valstybės gyvenimo. Tik savo gyvenimus jie susitvarkė. Tik tiek. Tada vėl kurie prie manęs ir dar kažką sako. Klausyk, varom į užsienį, tik važiuok. Vis dar. Na gerai, sutinku. Aš mokėjau klausytis. Tačiau po metų teko grįžti atgal į Lietuvą. Ir vėliau prie manęs priėjo dar vienas ir dar kažką bando sakyti. Ei, paklausė. Paklausė. Aš tas, kuris visą laiką visko klausydavau, aš nebeklausiau. Aš nustojau klausytis ir aš pradėjau pykti! Aš nemokėjau pasakyti kodėl. Aš negalėjau pasakyti kodėl, aš nebežinau kodėl, bet aš pradėjau pykti! Nes mane apgavo, kažkas kažkur mane apgavo, tu kur ir kada? Gal mokykloje, gal studijose, gal kažkas mane kažkur apgavo, tai kur ir kada?
gėriau ir pikau ir gėriau ir dar. Žiūrėjau televizorių. Taip, televizorių. Per televizorių galima tiek daug pamatyti ir tiek daug pažiūrėti. Ir žinias, ir sportą, ir orus, ir koncertus, ir visokias ten diskusijas. Aš nesuprantu tų, kurie sako, kad televizorius yra blogai. Tai nepatinka, nežiūrėk. Man patinka, žiūriu. Buvo čia toks atvejis. Buvo klasės susitikimas ir vienas klasiokas gerai priešas pradėjo man aiškinti, kad televizorius blogai, kad čia nesąmonės rodo ir panašiai. Aš jam atsakiau. Pats su nesąmonė. Aš kiekvieną dieną žiūriu televizorių ir man patinka. Kas? Kaip tai kas? Kas tau patinka? Televizorius. Kas tau ten patinka? Man patinka ten Nu va, matai, tada pats nežinai. Aš žinai, kad tavo smegenys jau uždžiūvino. Tu pats matai, kad tavo intelektas vis toks televizinis. Kas? Sakau, kad tavo smegenis, tavo intelektas televizinis. Viskas, kad tu žinai, yra tik tai, ką rodo per televizorių. Vienintelė tiesa - televizinis intelektas. Tu durnas! Tu durnas! Va, o ko tu pyksti? Pikta, ar ne? Aš reikiau pirma. Taip reikiau pirma ir nesibaigiu. Atsirado matai klasiokė. Vaidina, kad ten dirba kažkokį žiauriai svarbų darbą, kad gyvena sostiniai, kad važinėjo po užsienius, tai gali atvažiuoti čia ir pradėti aiškinti, kaip gyvens. Tegu pati atvažiuoja ir čia pagyvena. Aš jau pakankamai prisiklausiau tokių patarėjų. Ačiū, nebereikia. Mes su vyru gyvenam gerai. Na, man gal su darbu nenusisekė, bet mano vyras gavo gerai apmokamą darbą. Degalinė, skandinaviška degalinė, gera degalinė, gero maisto po pamainos namus parneša. Ir mes nesiskundžiam. Nesiskundžiam! Taigi, grįžkim prie to, nuo ko ir pradėjome. Tai kas aš esu? Baigiau mokyklą, baigiau kažkokius vidutinius mokslus. Turiu žmoną, 2 vaikus, dirbu nemėgstamą darbą, ne pagal profesiją. Bandžiau pradėti savo biznį. Nepavyko. Daug kas man gyvenime nepavyko. Jaučiu, kad mane kažkas apgauna. Su šeima vis apsilankome tai Trakuose, tai ant Gedimino kalno, tai Palangoj. Kasmet visur pasidarome po nuotrauką. Mėgstu žiūrėti televizorių. Žiūriu į kasdien. Tiesa, su šeima porą kartų bandėme nueiti į teatrą, bet nepatiko. Kartą bandėme ir į operą, bet irgi nepatiko. Nors galvojau, kad patiks. Juk operoje galima tiek daug klausytis, bet nepatiko. Matyt, pamiršau, kaip reikia klausytis. Aš daug ką gyvenime pamiršau. Ai, tiesa, dar nepasakiau labai svarbių kelių faktų apie save. Manyje atsirado tiek to pykčio, kad aš praradau savo veidą. Nebeturiu jo. Žinau, tai skamba keistai, bet taip yra. Dar aš neturiu vardo, nei pavardės. Iš tikrųjų niekada neturėjau. Neturiu nei asmens kodo, nei paso. Ir šis balsas, kurio kalbu, nėra vienintelis mano balsas. Taip, žinau, kad tai gali skambėti keistai, bet aš turiu daugybę kitų balsų. Mano balsas gali skambėti į taip. Žinau, kad truputį neįprasta, bet aš galiu skambėti ir taip. Ir taip, jūs esate mane girdėję. Šnipsta tokiu balsu. Arba kalbant tokiu balsu. Necenzūriniai žodžiai tokie kaip Nors aš galiu kalbėti paprastai, suprantamai, taip kaip jums jau kalbėjau. Ir ši istorija nėra vienintelė mano istorija, nes aš turiu daugybę istorijų. Nors nei viena man nepriklauso. Taigi, kas aš esu? Nesitikėkite, ko nors įspūdingo. Ne. Aš esu, tikriausiai jau kaip ir patys supratote, aš esu statistinis mūsų valstybės pilietis. Statistinis vidurkis. Yra daugybė statistikos apie mane. Daugybė skaičių. Bet aš nuo mokyklos laikų matematiką ir skaičiais nebetikiu. Kartais man atrodo, kad skaičiai mane ir paklaidino. Juk ką gali pasakyti skaičiai? Ar skaičiai gali pasakyti, kad man pikta, kad aš nebežinau, kas su manimi vyksta, kad aš nebegaliu klausytis ir jaučiu neteisybę, nes mane kažkas apgavo. Ir manęs niekas apie tai niekada nepaklausė. Argi tai nėra tikriau už visus skaičius? Statistinis Lietuvos pilietis. Aš esu statistinis vidurkis. Žinot, paradoksaliausia visoje šitoje istorijoje, kad aš iš tiesų esu išgalvotas ir manęs iš tikrųjų net nėra. Aš neegzistuoju. Bet nesinorėtų atsisveikinti liūdnai. Norėčiau palinkėti jums kuo geriau gyventi, nes
ilgiau gyvensit jūs, tuo geriau bus ir man. Jeigu jūs mylėsit savo vaikus, tai padarysiu ir aš. Jeigu jūs linksmai keliausite į darbą, tai padarysiu ir aš. Jeigu jūs nuo pirmadienio pradėsite sportuoti, tai padarysiu ir aš. Ateisite į rinkimus, pabučiuosite žmoną, važiuosite į gamtą, skaitysite knygą, išjungsite televizorių. Visą tai darysiu ir aš. Juk viskas labai paprasta. Kai padėsite savo, iš tiesų padėsite ir man. Padėsite perrašti mano istoriją. Tad lai mūsų pyktis nesutrukdo mums įsiklausyti ir išgirsti. Įsiklausykit. Girdit? Čia čepkelių raistas. Girdit?